Ar turi būti taikoma 5 metų garantija gaminiams, kuriems gamintojas nustatė tik 2 metų garantiją? Panagrinėkim pavyzdį. Ravak gamintojo atstovai skelbia, kad visoms dušo kabinoms yra taikomas 2 metų garantinis laikotarpis. Taigi klausimas, ar pavyzdžiui po 4 metų rangovas pagal garantiją privalės taisyti dušo kabino defektus? Problema susideda iš to, kad iš vienos pusės Civilinis kodeksas nustato 5 metų garantinį laikotarpį, tuo tarpu gamintojas nustato 2 metų garantinį laikotarpį. Atsakymas yra Civilinėme kodekse. Civilinis kodeksas nustato, kad rangovas neatsako už garantinių laikotarpių nustatytus defektus, jeigu jie atsirado dėl normalaus objekto susidėvėjimo. Civilinis kodeksas nedetalizuoja, ką reiškia normalus objekto susidėvėjimas. Tačiau akivaizdu, kad tuo atveju, jeigu gamintojas suteikia gaminiui, pavyzdžiui, 2 metų garantiją, tai defektai atsiradę po šio laikotarpio gali būti laikomi normaliu to objekto susidėvėjimu. Apibendrinkim. Pirma, garantinio laikotarpio terminas yra nustatytas Civilinėme kodekse ir jis negali būti mažinamas jokiais atvejais. Antra, rangovas ne visais atvejais atsako už defektus nustatytus garantiniu laikotarpiu. Trečia, rangovas neatsako už defektus nustatytus garantiniu laikotarpiu, jeigu jie atsirado dėl natūralaus objekto susidėvėjimo. Ir galiausiai pastarąją aplinkybę turi įrodyti rangovas.